Kažkas mane paskundė ją policija, įsivaizduojat? Garantuota telšiškė vietinė. Padariau video apie telšius ir iškart kažkaip telšiškė mane paskundė. Sako, tas žaltys, įsivaizduojat? Aplenkė sustojusi mašiną per dviračių jaustą, nevažiavo per kairį posį, nes mašina kairį suka. Įsivaizduojat, koks niekšas. Tai tim, kad skundat, nu jūs nebeprakaitaukėte. Taigi mano visi vaizdo įrašą yra su dirbtiniu intelektu sugeneruoti. Aš tik įgarsinu ant viršaus. Aš pats nieko nefilmuoju, aš tik įgarsinu. Taigi matė, dabar su dirbtiniu intelektu gali sugeneruoti kaip Jėzus per vandenį. Galvojat, negali sugeneruoti, kaip su motociklu važiuojant. Šitą Uber nufilmuoju. Vilniau net nėra Uber, bet dirbtinis intelektas su Boltfoodu, nežinot, kas yra. Nupieš Uber. Taip, kad jūs tik nepergyvenkit, aš net neegzistuoju. Čia yra tas visas mano kanalas, yra dirbtinį intelektą gaminti video ir aš net nesu tikras žmogus. Aš tiesiog įrašau generate random achkarik driving motorcycle in Vilnius ir dar rašau, kad pažeidinėk taisyklis. Ir jis padaro, aš paskiau pasiemu mikrofą ir rašau ant viršaus ir viskas. Tai ko jūs ten man skundat? Ta dirbtinio intelekto baudas reikia rašyti. Kad ant toks žaltys į. Nebeprakaitaukėt ten. Bet jeigu aš ją policiją pridaučiau kiekvieną, katro nufilmau jūs su sumuocu važiaudams, tai turėtumėm tokį biudžetą valstybės, kad turbūt jau Latvijoje būtumėm užėmę. Taip, kad atsipalaidaukit. Nesat jūs šventi, nesu aš švents ir nėra dirbtinis intelektas švents. Dar policija pakomentavo, sako, jūs posūkių nerodot nikor. Tai dabar visur prirašysiu, kad dirbtinis intelektas rodytų posūkis. Kad reikiaunas ir rodytų posūkis. Va. Geresnius promptus rašysiu dabar.